Sveiki. Šiandien panagrinėsime giliau, kaip susikurti tinklalapį Viblio pagalba. Taigi turite Viblio paskyrą, į kurią įeikite įrašę savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Prisijungiame. Jeigu iššoka šitas langas, kategorizuokite savo tinklalapį. Galite rinktis laisvai, kas jums atrodo teisingiausia, apie ką bus, kokio tipo bus tinklalapis. Sakykime, tegu būna tai asmeninis. Siunčiame šitą žinutę ir matome tokį vaizdelį. Gali būti, kad šito pas jūs nebus. Tuomet spaudžiate Add Site ir jums pasiūlys pasirinkti. Rinkite Site ir pasirinkite, kokią jums patinka temą. Siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, kaip yra išdėstyti pagrindiniai tinklalapio elementai. Tai yra tinklalapio pavadinimas, tinklalapio meniu. Jisai gali būti čia, gali būti čia, gali būti, sakykime, žemiau arba gali būti vertikalus, kaip šiuo atveju. Sakykime, pasimkime, kad ir šitą temą. Spaudžiame Choose ir mums pasiūlo pasirinkti tinklalapio domeną. Čia reiktų atkreipti dėmesį, kad nemokamos Viblio paskyros atveju praktiškai vienintelis variantas yra naudoti Viblio subdomeną. Bandykime pasirinkti, nes vardai yra pakankamai daug užimtų. Na, sakykime, tokį mums leidžia. Jūs renkitės pagal save. Bandykite savo, ar tai vardą, ar tai firmos pavadinimo dalį, ar visą firmos pavadinimą. Rinkitės vardą tokį, kuris yra leistinas, tai yra available. Ir spaudžiame Continue. Ir ką, galime pradėti. Spaudžiame mygtuką Design. Ir spaudžiame mygtuką Change Fonts. Pasirinksime šriftų tipus visam, ką mes kursime saite. Saito pavadinimas, sakykime. Taip. Siūlau rinktis šriftus tokius, kurie atpažįsta gerai specifinės lietuviškas raidės. Tai būtų Arial, Verdana ir Tahoma. Pagrindiniai tokie yra, kai kurie kiti mandresni irgi atpažįsta, bet jau reikia rinktis. Taip, toliau navigacijos meniu. Pasirinkime irgi Arial. Headline. Pasirinkime Arial. Subheadline. Pasirinktas jau rodo Arial. Paragrafų pavadinimas Arial. Paragrafų tekstas Arial.
Taip. Nu, ir naudosime kai kur ir mygtukus, kuriuose galėsime rašyti savo tekstą. Taigi, pasirinkome, grįžtame. Čia galime pasirinkti pagrindą, background. Iš siūlomų pakankamai nemažai šablonų galime rinktis bet kurį, kuris mums patinka. Sakykime, šitas. Jeigu nerandame čia patinkančių, galime šito mygtuko pagalba užkrauti savo paveikslėlį. Tik tai perspėsiu, kad paveikslėlis turi būti aukštos rezoliucijos, Full HD geriausiai, kurie naudojami ekrano užsklandoms, tokio maždaug tokios rezoliucijos. Bet mums tinka šitas, sakykime, spaudžiame Select ir spaudžiame Save. Toliau einame į menu Pages ir matome mūsų tinklalapio struktūrą, kuriame yra šiuo metu 3 puslapiai: Home, About ir Contact. Tuos vardus mes galime pakeisti pagal tokius, kokie mums reikalingi. Būtų pagrindinis su siaura viršūnė. Čia paskui bet kada galėsit pasikeisti, jeigu jums nepatiks ar sugalvosite kažkokią kitą mintį turėsite. Einame į kitą, pasikeičiame, sakykime, apie mus ir pakeičiame, sakykime, čia kontaktai. Ir dabar turime paspausti Save and Edit. Taip, matome, kad mūsų meniu pasidarė toks, kokį mes norime. My Site, aišku, reikėtų irgi pavadinti. Šitą paveikslėlį, užvedus ant jo pelę, atsiranda mygtukas Edit Image. Mes jį galime pasikeisti. Spaudžiame Add Image, spaudžiame Upload the photo from your computer ir pasirenkame kokį nors mums tinkamą paveikslėlį. Nu, sakykime, šitą. Užkrauname. Galime čia šiek tiek paredaguoti. Sakykime taip. Spaudžiame OK. Ir spaudžiame Save to all pages. Ir turime vaizdelį jau labiau atitinkantį mūsų poreikius. Dabar tolesnė mūsų kūryba vyksta šių įrankių pagalba. Viskas atrodo gerokai paprasčiau, negu kad galima įsivaizduoti. Tai Viblis yra vienas iš tokių patogiausių ir paprasčiausių, bet neprasčiausių tinklapių kūrimo įrankių. Vyksta veiksmas taip. Šitie įrankiai, paspaudus kairį pelės klavišą, įrankis tempiamas į laisvą vietą ir jis paleidžiamas po žydrą juostelę. Atleidus turime pavadinimą. Čia galima parašyti pavadinimą, sakykime, taip. Toliau, sakykime, mes norime įkelti tekstą. Įkeliame tekstą. Matome, kad galima čia įkelti. Bus virš pavadinimo, nelogiška. Patraukime žemiau ir po žydrą juostelę paliekame tekstą.
Čia galime įrašyti ranką, o galime, sakykime, mes turime pasiruošę savo tekstą, mes jį pasikopijuojame ir čia įkeliame, paste padarome. Turime mūsų tekstą. Taip pat sėkmingai galime įkelti čia paveikslėlį. Atsiranda paveikslėlio įkelimo įrankis, spaudžiame ir iš kompiuterio galime įsikelti paveikslėlį. Sakykime, įsikėlėm paveikslėlį. Dar vienas labai geras įrankis yra stulpelių arba puslapio sudalinimo įrankis. Atsitempiame jį čia, paleidžiame ir matome, kad mūsų puslapį sudalino į 2 dalis. Sėkmingai galime sudalinti į 3 dalis, 4, į 5. Sakykime, pasidarykime 3 dalis. Kiekvieno iš jų gali būti atskiri elementai, plus tos dalis nebūtinai gali būti vienodos. Jas galima paplatinti arba pasiaurinti. Dabar čia, sakykime, mes norime įrašyti kažkokį tekstą. Atitraukime, atkreipiame dėmesį, dar kartą atkreipiu dėmesį. Jeigu paliksime čia, tai bus po paveikslėlių tekstas, ne ten, kur sudalinta. Patraukiame čia ir matome, kur bus mūsų tekstas, po žydrą juostelę. Atleidžiame. Ir mes turime galimybę čia įrašyti savo tekstą. Pasirenkame kažkokį tekstą, pasikopijuojame ir čia įsikeliame. Turime. Taip. Čia, sakykime, kelsim paveikslėlį. Taip. Spaudžiame upload. Pasirenkam, sakykime, paveikslėlį. Geriausia, kad jie būtų jau jūsų sudėlioti į katalogus, kuriuose jūs lengvai galėsite juos rasti. Tai bus tiesiog greitesnis darbas. Turime. Čia, sakykime, mes įkelsime kontaktų formą. Turime kontaktų formą. Kai kuriuos elementus mes norime pakeisti, panaikiname mums netinkamus, sakykime, komentarai mums irgi nerūpi. Dabar čia atsitraukime vieną dėžutę, atsitraukime čia kitą dėžutę ir paredaguojame. Čia, sakykime, bus vardas. Čia, sakykime, bus telefonas. Čia tegu lieka elektroninis paštas. Dabar forma yra skirta kontaktų rinkimui. Tai yra, šią formą užpildęs respondentas ir paspaudęs mygtuką siųsti, mes jį pataisysim tą mygtuką, submit yra angliškai.
Paspaudę šitą mygtuką, išsiųs į jūsų paštą, kurį čia nurodote, duomenis užpildytų šioje formoje. Tai yra savo vardą, telefoną ir elektroninį paštą šiuo atveju. Dabar pataisykime siuntimo mygtuką. Jo poziciją, sakykime, parinkime centre, o pačio mygtuko pavadinimą siųsti ir matome, kad mūsų forma pasikeitė taip, kaip mes norėjome. Dar vieną dalyką reikėtų pataisyti, tai yra patvirtinimas siuntimo. Čia yra angliškai, mes pataisome taip, kad mus suprastų. Taip, viskas būtų. Mes turime tinklapį su kontaktų forma. Spaudžiame save. Kitaip iš jos neišeisime. Tiesiog, jeigu tik į ją užeiname, iš karto jis supranta kaip redagavimą. Ir bet kuriuo atveju reikia spausti save mygtuką. Čia, sakykime, galim paslankioti. Paveikslėlį galim pasididinti. Taip pat ir su kitais įrankiais. Paveikslėlį su tekstu, nuotraukų galerija, skaidrių šou, žemėlapis ir visi kiti įrankiai gali būti taip pat sėkmingai tempiami į leidžiamą vietą ir naudojami. Įskaitant, sakykime, įrankį YouTube. Jeigu jūs turite savo paskyrą YouTube ir ten įkėlėte savo vaizdo medžiagą, jūs sėkmingai galite ją įkelti į savo tinklalapį. Lygiai kaip ir, sakykime, forma arba blogą. Na kągi, tam kartui tiek, manau, kad supratote. Sėkmės kūryboje.